Turbūt. Čia ne apie tai. Jau rašinėjau. Gerai. Labas, Robertai, labas, Tom. Labas. Pristatysi tu ar man pristatyti? Gal Tomas pats save pristatys? Aš Tomas. Jeigu tave sutiktų kažkas gatvė ir paprašytų vieno sakinį apie save papasakok, kas yra tavo pagrindinė veikla, kaip prisistatytum? Ne, tai aš visą savo esybę esu kineziterapeutas, judesio terapeutas, šiek tiek išprotėjęs dėl to, bet tai yra mano darbas, tai yra mano hobis ir tai tokia mano, gyvenimo būdas yra kineziterapeutas. Tai turbūt, kad nereiktų ilgo sakinio. O gali gal papasakot truputį, ko skiriasi dabar yra, kineziterapija darosi madinga mūsų laikais. Jeigu prieš 10 metų, tai mažai kas apie tai girdėjo, dabar atsirado kineziterapeutai, atsirado kineziologai, plus yra dar gydytojai, ortopedai, traumatologai, tai maždaug ko jie skiriasi? Gal nėra taip labai ryškių ribų tarp tų, tarp traumatologo, aišku, ir kineziterapeuto, tai tikrai labai aiški riba, nes vienas yra gydytojas, kitas ne, traumatologai jie dirba pagal labai aiškias protokolus, aiškiai apibrėžtas ribas, ką jie daro, kada jie daro, kodėl jie daro, tai medicininės sistemos dalis. Kineziterapeutas, jisai Lietuvoje bent jau, jisai šiuo metu vis dar yra toksai labai neapibrėžtas specialistas ir toj profesijai labai daug meno dar yra, ta prasme, tai toksai labiau, aš sakyčiau, arčiau amato šiek tiek, nes mes dirbam, pirmas gal toksai skirtumas tarp mūsų ir gydytojų, tai mes turim daug laiko pacientui, mes su juo suformuojam ryšį, ganėtinai artimo dažniausiai, nes turim įsigilinti, pasikalbėti, išsiaiškinti kažkaip tai subjektyviais būdais, kas su žmogum negerai ir ką su juo daryti. Ir tai šitas laikas, ryšys ir mes turim mažai apibrėžtumo, ką mes galim daryti. Dėl to visi kineziterapeutai ar dauguma kineziterapeutų dirba labai skirtingai. Vieni dirba labiau kaip kineziologai, gal sakytume, nors dažnai kineziologas nėra tokios apibrėžtos specialybės. Ko skiriasi kineziologas ir kineziterapeutas? Čia skirtingi būdai. Kineziologija ir tie žmonės, kurie naudoja taikomąją kineziologiją, prisistato kaip kineziologai, bet tai nėra tokia akredituota universitetinė kažkokia tai profesija ar specialybė Lietuvoje. Tai akredituoti kursai yra ir kineziologais gali būti tiek traumatologai, tiek kineziterapeutai, tiek masažuotojai, tiek neurologai dažnai. Tai yra taikomoji kineziologija yra metodas vertinantis, mano bent jau supratimu, tai nervų sistemos reakcija ten į kažkokius tai dirgiklius ir jį galima pritaikyti įvairiose profesijose. Ne? Tai kineziterapeutas yra tas, kuris gali paimti kol kas bent jau daug skirtingų metodų ir naudoti savo praktikoje. Kai kurie naudoja kineziologiją, kiti osteopatijos technikas, kiti ten tradicinę kažkokią mokyklą, kuri yra apie pratimus galbūt, kiti apie kažkokius kitus mistinius pratimus, treti manualinę terapiją daugiausiai daro, kiti labiau panašus į chiropraktus, tai mes turim savo profesijoje tokią privilegiją pasirinkti, kaip mums patinka, kaip mes suprantam ir išpildyti savo tą supratimą savo darbe. Ir tuo pačiu žmonės turi galimybę pasirinkti savo labiau tinkamą specialistą dėl tokių priežasčių. Bet Lietuvoje šiaip nėra taip aiškiai labai apibrėžta, ką kineziterapeutas turėtų ir ką turėtų jis daryti, tai taip, bet kaip jis tą daro, tai nelabai. O čia tik Lietuvoje ar čia tokia bendra praktika visam pasauliu? Lietuvoje tai stipriai neapibrėžta, sakyčiau. Ta prasme, šiaip pasaulis, vakarų pasaulis eina link to, kad apibrėžti tą. Viskas susistemint labiau. Jo, tai lygiai taip pat atsiranda vis daugiau protokolų, ten galbūt Britanijoje kažkur, tai Australijoje labai stipriai, kiek žinau, yra Vokietijoje netgi yra ganėtinai protokoluojama ta veikla, dėl to, kad yra į medicinos sistemą ir į reabilitacijos sistemą stipriai įsivelia draudimai, tai atsiranda ten finansavimo klausimas ir tada gal nenori finansuoti draudimai tų
specialistų, kurie kažkokiu šarlatanizmu užsiema, kuris nėra moksliškai įrodytas, tai tada skatinama taikyti tuos metodus, kurie tikrai yra moksliškai įrodyti. Tai pavyzdžiui, kokia kineziologija, jos tikrai yra mažiau vakarų pasaulyje, nes nėra moksliškai įrodytas metodas, jis toksai empirinis labai ir mano nuomonė, tai yra vis tiek tame tarpe tikrai ir tokio šarlatanizmo nemažai, galbūt, kiekvieną metodą mes galime įvaldyti skirtingai, ne? Galim suprasti, galim nelabai, tai tas apibrėžtumas ir profesijos įrėminimas, jisai tokio saugumo suteikia, ne? Bet ir tuo pačiu vienas pažįstamas toks mano kineziterapeutas iš Australijos, tai jau sakė, blemo, kaip aš jums pavydžiu, kad jūs čia galite tiek visko daryti ir mokytis ir bandyti ir pritaikyti tam žmogui, nes mes sako, mes jau elgiamės tik tai taip, kaip moksliškai įrodyta ir leistina ir nurodyta pagal mūsų profesiją, nes kitaip niekas mums nemoka už to paciento gydymą. Ir sako, tu kaip ir žinai, kad nelabai veikia, bet nelabai ką gali ir kito padaryti. Labai gerai pasakai, kad čia toks daug meno ir daug kūrybos jūsų darbe, nes būna, kad nueini su viena problema pas skirtingus kineziterapeutus ir jie visi skirtingai taiko. Visada tai būna. Kaip žmogui suprast, kad jis eina ne pas šarlataną, kad tas žmogus jam padės, ar čia tiesiog turi eksperimentuoti, bandyti? Turbūt, kad taip. Aš tai galvoju apskritai, kad reabilitacijai visada yra labai daug subjektyvumo ir placebo poveikio, ir reabilitacijos ar terapijos, šiaip bet kokios terapijos efektyvumas labai priklauso nuo to, kiek gerą ryšį tu gali sudaryti iš visų žmogum. Tai turbūt, kad kiekvienam pacientui yra ir tinkamas terapeutas. Ta prasme, aišku, yra rizikos ir visų pirma, turėtų terapeutas nepakenkti bent. Bet jeigu žmogus jaučia, kad jis eina pas kažkokį tai vienokį ar kitokį terapeutą, ar tai kineziterapeutą, ar ką, ir jam gerėja, nuo tų vizitų akivaizdžiai gerėja ir yra kažkokia kryptis, yra aišku, koks yra planas ir tikslas, ką mes darysime, tai nuvalio, ta prasme, ir to gal ir pakanka. Gal tai nėra greičiausias kelias, taip įsivaizduoju, kad gali nueiti pas specialistą, kuris neturi gal ten daug žinių, daug bando, neturi aiškaus plano, bet žmogus mato kažkokį progresą. Jei tu matai progresą, tai jau yra gerai. Aišku, vis tiek dauguma žmonių eina per rekomendacijas kažkur, ne? Kažkam padėjo, tai gal ir man padės. Bet ir būna taip, kad tu ateini gal pas kažkokį tai terapeutą ir tu tiesiog žmogiško ryšio su juo nesugebi suformuoti ir ta terapija tada gali būti sudėtinga, nes čia yra, sakau, daug to žmogiškumo faktorius, daug turbūt ir placebo yra kineziterapijoje, bet placebo veikia, negalim neigti. Svarbu paaiškinti, diagnozuoti ir tai yra subjektyvu. Ta prasme, man gali atrodyti, kad peties problema atsiranda dėl kaklo, kitam gali atrodyti, kad tai tiesiog peties, trečiam gali atrodyti, kad čia kažkokia tai galbūt, nežinau, tam plaučių problema. O gal net mes visi esam tikslus, teisūs, bet tas didžiausią efektą turės tas, kuris sugebės paaiškinti žmogui, leisti suprasti, kad taip yra, duoti aišku planą, pasiekti, kad tas žmogus darytų kažką su ta problema, motyvuoti jį. Čia daugiau yra dedamųjų. Taip sunku pasakyti ir atskirti, kas yra kas. Aš tikrai taip, bent jau skatinčiau pavengti ekstremalių kažkokių metodų, ar ne, kur su plauktukais daužo per stuburą. Plauktukais daužo, kur ten pristato taurių tiek, kad kraujas bėga tau ten per odą, žinai, ta prasme, jeigu terapijos pagrindimas yra tas, kad, žinai, skausmo gydymas skausmu, kad ten dar daugiau skausmo tau sukelsiu, kad tu šitą savo skausmą, dėl kurio atėjai, pamirštam, tai man atrodo, tas ganėtinai keistai, bet gal yra tokių žmonių, atsiranda, tai reiškia, kažkam veikia tas. Yra kas įsivaizduoja, kad kuo stipriau, to geriau. Tu taikai labai daug, sakykime, skirtingų metodų, aš taip tai norėjau ir pristatyti, kad nesi klasikinis kineziterapeutas. Kas mano akim klasikinis kineziterapeutas, gal taip daugiau man teko tokiais susidurti, kurie masažuoja ir skiria pratimus kažkokios kineziterapijos per aktyvaciją, ten per mobilumą. Ir ties čia jų įrankiai ir pasibaigia. Pas tavį įrankių dėžė yra
kur kas didesnė, ne 3 šitie dalykai. Nu, masažuot, nemasažuoja. Nemoku, blem, traumą su masažu kažkaip. Kai aš pradėjau studijuoti kineziterapiją, tai iš tikrųjų tai nebuvo populiari specialybė dar ir aš, jei taip atvirai, tai aš nežinojau, kas yra kineziterapija, kai stojau ją. Tai čia kelintais metais buvo važiuot? 2008 turbūt. Tai čia jau gerokai? Arba 9 stojau. 8 turbūt. Tai kai aš stojau, aš labai norėjau mediciną įstoti ir neįstojau į nemokamą mediciną, į mokamą neturėjau finansų ir tada buvau priverstas kur nors įstoti savo šeimos, tai įstojau į kineziterapiją. Galvojau, kad perstosiu kitais metais į mediciną ir bestudijuojamas supratau, kad čia geras, man vis dėlto įdomu, ne? Bet jau tada buvo taip, kad aš įstojau, ten per pirmus metus išsiaiškinau, kas čia per specialybę ir tada kam be pasakydavai, kad čia studijuoju kineziterapiją, tai visi, tai čia masažus darysi kažką. What the fuck, kokius masažus? Aš tikrai nedarysiu masažų, tai eikit pas masažuotoją, pasidarysit masažą. Man toksai buvo labai toksai, sakykime, priešprieša. Ir aš mokiausi universitete masažą ir stengiausi jį išmokti ir taip realiai tai manau, kad sugebėčiau gerą masažą padaryti, bet visos karjeros metu aš taip labai valingai tą atstuminėjau, dabar jau gal toksai esu nusiraminęs ir reikėtų, manyčiau, kad reikia, tai ir padaryčiau masažą, bet ir man su sportu teko daug dirbti profesionaliu, tai ten labai buvo įsišaknyje, kad pas kineziterapeutą gali ateiti ir masažo, ir jisai viską čia daro, tai aš visada taip bandžiau pasipriešinti tam ir visus edukuoti, kad masažo tai eini pas masažuotoją, o pas kineziterapeutą ateini ieškoti, kas tau per problema ir ją spręsti, o ne ją užglostyti tik tai. Tai va čia yra galbūt toksai, kas ir formavo tą mano mąstymą, nes man visada atrodė, kad mano pagrindinė užduotis yra suprasti ir išsiaiškinti, kodėl žmogus turi kažkokią problemą ir pabandyti ją iš giliau, išspręsti priežastį, o ne pasekmę. Kuo ir skiriasi kineziterapija nuo masažo, ar turėtų skirtis reabilitacija. Reabilitacija yra apie tai, kad mes atstatytume žmogaus gebėjimus kažką padaryti. Funkciją, sugebėjimą, suvokimą, bet ką atstatytume ir dažniausiai pagerintume į kažkokį tai lygį, kuris būtų stipresnis ar pajėgesnis negu prieš tai. Ir tai vis dėlto pasirodo sunku yra padaryti. Tai natūraliai kyla daug klausimų ir mokaisi. Ir tas išplėtė mano suvokimą per metus, nes tu tiesiog kiekvieną dieną darbe atsimušiai kažkokį uždavinį, kurio jauti, kad negali pilnai išspręsti, ar nesi tikras dėl to atsakymo, kur tu galvoji, gal čia darau kažkokią tai mobilizaciją, lyg ir gerėja, bet aš matau, kad iš esmės tai gal skausmas ir gerėja, bet niekas nesikeičia, žmogus vis tiek eina ir daro tą patį, kaip man šitą išspręsti. Ir tu skaitai, tu domiesi, tu kažkur tai mokaisi ir taip ir susiformuoja turbūt tas individualumas specialistų, nes atrandi atsakymą kažkur. Ar yra taip, kad vis tiek gal ir priklauso, kokie klientai ateina pas kineziterapeutą? Jeigu pas vieną kineziterapeutą eina tik tai sportininkai, tai yra gal vienokios tos vyrauja dažniau problemos ir gal tavo domėjimasis. Be abejo, darbas su profesionaliu sportu yra visiškai kitoks negu darbas su tais paprastais mirtingaisiais. O tu su kuo daugiau dirbi? Ir su kuo labiau patinka? Man žiauriai patinka derinti šitos dalykus. Aš niekada taip ir nebuvo, kad aš tik tai su viena iš šitų populiacijų dirbčiau. Visada aš jas derinau. Buvo laikas, kai daugiau dirbau su profesionaliu sportu ir šiek tiek su paprastais mirtingaisiais. Šiuo metu aš netiek daug dirbu su profesionaliu sportu, dirbu šiek tiek, bet daugiausiai dirbu su visais, kurie įeina pro mano duris. Aš turiu privačią praktiką, ne? Tai
Tai ateina įvairių žmonių, aš turiu ir garbingo amžiaus klientų, ir turiu ir visai jaunų, bet didžioji dalis mano klientų yra vis tiek fiziškai aktyvūs žmonės, kurie nori kažką veikti, kurie kažką veikia, tik tai jiems atsiranda apribojimas vienoks ar kitoks, skausmas tam. Kažko jaučia, kad negali padaryti. Sveikų žmonių pas tai neateina, aš taip įsivaizduoju. Ar būna taip, kad ateina ir viskas gerai? Būna. Tarkim, profesionalų sportininkai, tai turiu aš šiuo metu su penkiakovės rinktinė, pavyzdžiui, dirbu aktyviai, tai jie ateina pas mane prevenciškai, ten kartą į mėnesį, būtinai turi ateiti, pasitikrinti ir mes darom labiau testavimą ir ką reikia tam, kad neatsirastų problema, neatsirastų trauma, kad jie galėtų tęsti sportą. Tai tai labai skiriasi tarp profesionalių sportininkų. Tu dažniausiai dirbi su to, kad problemos neatsirastų. Tu dirbi su paprastais dalykais, kuriuos gali čia ir dabar padaryti, išspręsti labai fainai, iš karto toksai instant reward, ne? Padarėjai, iš karto kažkas pasikeitė, pacientas laimingas, tu laimingas, valio. Bet kai ateina žmogus, kuriam jau 10 metų kažkas skauda ir tu bandai suvokti, kodėl taip vyksta, tai čia visai kito lygio uždavinys. Ir tai man patinka abu. Aš manau, kad man labiausiai šį patinka spręsti sudėtingas problemas. Ir aš manau, kad aš tą gerai darau, turiu tokį platesnį požiūrį, kaip ir sakėjai. Ir kartais jaučiuosi, kad man kažkada čia toksai flashbackas įvyko. Mokykloje aš dar kai mokiausi, buvo tokia kengūros olimpiada matematikos. Man matematika gerai sekdavos ir ta kengūros olimpiada man būdavo ten laukiamiausias eventas. Labai patikdavo, nes tokios būdavo loginės užduotis, kur ten kažką matematika, bet įdomiau ten kažką pagalvoti, išspręsti. Ir aš dar savo darbę, tai vis dar jaučiuosi kaip toj kengūros olimpiadai. Kai ateina sunkus ten atvejis kažkoks, tai uždavinys. Ir visus savo resursus nukreipi į tai, kad tu jį išnarpliotum ir išspręstum, tai šitie man tikrai yra maloniausi atvejai ir kai pavyksta dar tokį išnarplioti ir išspręsti ir atrasti tą problemą ir kartais sudėtinga, kartais ne, bet vis dėlto pavyksta, tai tu jauti tada tikrai tokį didelį pasitenkinimą iš to. Bet to daug nepadarysi, tai vargina ir jeigu tai yra mišinys tarp to, kad tu padirbi sunkią problemą išsprendi, tada ateina kažkas elementaraus, tu atsipalaidavimui irgi tą išsprendi, tada yra gerai, bet visai būna. Kartais po 3 dienų jau tu, po 3 klientų darbę jau tu skersas vaikštai, jau nebeturi energijos, o kartais visą dieną įsišėpęs pradirbi, net nejauti, kad diena praskrido, tai vairiai būna. O būna žmonių, kurie neturi jokių trūkumų, kurie tie visi kampai, visi laipsniai atitinka idealiai ir jokių trūkumų judesiai perfekti. Ar visgi žmogus nėra idealus ir visą laiką kažkas atsiras? Aš nesu tas judesio nacis, kur sakytų, kad viskas turi būti perfekt. Aš nemanau, kad yra perfekt. Ir kur gal ta riba, kaip suprast, kad tau gerai ar tau negerai? Mes kiekvienas esam individas turbūt, ne? Ir savo draugą gali atpažinti iš labai toli iš jo eisenos, nes jis eina kažkaip specifiškai, ne? Kiekvienas turim savo judesio parašą, vadinamą, mes kiekvienas turim savo idealią individualią laikyseną. Ir ar tai gerai ar negerai, tai turbūt priklauso nuo to, kaip tas žmogus jaučiasi. Jeigu jis jaučiasi gerai, gal viskas ir gerai, jeigu jam netrukdo tas kažkoks tai apribojimas ar laikysenos nukrypimas. Galbūt ir gerai, o galbūt jis tik nesupranta, kad tai jam trukdo. Tai vis dėlto pas mane žmonės vis tiek ateina spręsti problemų. Vienaip ar kitaip, jie neateina šiaip savo. Ir visi žmonės turi kažkokią istoriją ant savo kūno parašytą. Nėra to ideali laikysena ir idealus kūno sudėjimas, jisai tik vadovėlė ant popieriaus egzistuoja. Aš nesu matęs. Dažnai jūs testuojate ir sakot, čia turi būti 90 laipsnių, čia turi būti 180, čia turi būti 42. Iš kur tie skaičiai yra ištrukti? Yra kažkoks auksinės standartas? Tai yra kažkokiai tai veiklai atlikti. Tai turi būti optimaliam žmogaus judėjimui, kad jis galėtų padaryti vieną ar kitą veiksmą. Yra tam tikros normos, ką jis turėtų
sugebėti pasiekti kokias amplitudės, kad, pavyzdžiui, crossfitui sportuoti, ne, reikia pečių mobilumo, reikia klubų mobilumo, reikia čiurno amplitudės, nes tu kitaip nepadarysi judesių, kurių tau reikia šitam sportui. Bet jeigu tu esi profesionalus bėgikas, tai tau jau tų pačių laipsnių visiškai nereikia, nes tu būdamas toksai mobilus, turbūt nebūsi toks geras bėgikas. Tai labai priklauso nuo situacijos. Tai ir nėra vienos taisyklės. Sportas gal ir išmoko suprasti, kad net ir tie aukšto lygio sportininkai, jie labai toli nuo idealaus dažniausiai vadovėlinio varianto. Jie yra adaptavę savo kūnus, savo veiklai atlikti ir jų tikslas yra gerai atlikti savo veiklą. Bet jeigu tavo tikslas yra tiesiog gerai jaustis ir jaustis laisvam savo kūne, judėti sklandžiai, tada mes visai apie kitas kažkokias normas kalbam. Bet nėra vieno standarto, aš kažkaip tai dar jo bent jau neatradau kiekvieną kartą. Taip, va čia ir yra menas turbūt suprasti, ar tas nukrypimas kažkoks nuo normos daro čia įtaką kažkokią reikšmingą, ar nedaro. Visada yra klausimas. Ar tenka daug mokytis dar pačiam? Nes vis tiek daug metų patirties turi. Dar daug mokytis. Tai pastaruoju metu esu įsikvėpęs stipriai ir šiuo metu studijuoju daugiau negu realiai, tai galėčiau turbūt nedirbti vien mokytis. Tai nesibaigiantis procesas. Tiesiog tai yra, kad kuo daugiau žinai, tuo atrodo, kad tuo daugiau nežinai. Tuo daugiau tau klausimų kyla ir bent jau man tai yra taip, kad aš kažkuriais tai etapais natūraliai atsiremiu į kokį nors didelį klausimą, kuris man pasidaro tiek įdomus, kad iš jo dar ten atsiranda milijonas klausimų. Tai kažkada tai buvo granai tokie pradžioj, kai pradėjau po universiteto dirbti, tai ten granai kineziterapiniai tokie, biomechaniniai kažkokie dalykai kėlė daugiausiai klausimų, tada juos kaip ir daugiau mažiau prasiaiškinau, aišku vis dar kyla tų klausimų, bet didžiąją dalį klausimų atsakiau. Lieka ten kažkokie specifiniai, tada pasidarė įdomu, kaip nervų sistema veikia ir pradėjau gilintis į ten neurologiją, funkcinę neurologiją. Tai dar visai naujas pažinimo laukas, kur tau supurtos smegenys ir galvoju, viskas, ką iki šiol žinau, yra netiesa. Tai va, gilinęs paskui, jo, ir tas tiesa, ir tas, čia taip jungiasi, okei. Supratai, tada kažkuriuo metu atsirado ten biochemijos dalykai, mitybos dalykai, dar naujas rytis, kurie jungiasi taip pat su kineziterapija. Čia visos rytis jungiasi, kai mes kalbam apie žmogų. Dabar psichologijos dalykai mane labai stipriai domina ir kūno santykis su jais. Tai to mokslo tai tikrai yra ką nuveikti dar. Dabar ne per seniausiai tik tai su kraujo tyrimais pradėjai, kaip čia, įterpti. Kraujo tyrimus tai aš jau naudoju kokius turbūt 4 gal metus, čia kažkur tai apie koronos laikotarpį, aš mokiausi biochemijos intensyviai. Aš daug tai tam laikė. Tai šitos irgi kartais mokiausi skaityti, mokiausi suprasti, kaip biochemija įtakoja kūną ir kartais kraujo tyrimus interpretuoju, jeigu manau, kad vis dėlto kūno tos problemos yra susijusios su tais simptomais. Ir plus su profesionaliu sportu dirbant čia atsirado tos temos, kai dirbau su dviračių treko rinktinė ir vis dėlto mūsų tas lietuviškas sportas, jis neturi dažniausiai tokios prabangos, kad turėtų ten ir mitybos specialistą, ir kineziterapeutą, ir gydytoją, ir masažuotoją, ir ten. Viskas viename. Tu esi komandos narys, vienintelis iš medicinos pusės, ir tu atsakingas ir suinteresuotas sportininko rezultatų. Tai natūraliai, tu vėlgi kyla klausimų ir tu gali nurimti kartais ir nesigilinti, bet man tai taip neišeina. Aš matau, kad yra kažkas, kas man įdomu ir nerėjo į tą šulinį. Tai buvo šitas etapas. Jo.
kaip dažnai taikai ten ultragarsus MRT parekomenduoja, kad pasidarytų? Būna tokių ar... Ne taip dažnai, bet pasitaiko. Pasitaiko kartais tu vis tiek testuodamas matai, kad yra kažkoks struktūrinis pažeidimas, kurio tu negali įtakoti. Tai tada nori išsiaiškinti, koks jisai, kiek jisai rimtas. Bet nėra, kad labai dažnai prireiktų, arba labai dažnai jau žmonės su tokiais pakitimais jau ateina su tyrimais. Aš vis tiek, kadangi privačiai dirbu, tai nesu tas specialistas dažniausiai, pas kurį pirmą ateina žmogus. Aišku, jau, kai su patirtim, nebent jau, kai yra kartą praėjęs visą medicininį procesą ir jame pasiklydęs, tada ateina ten, gauna pagalbos, į sekantį kartą jau vos kažkas atsitinka, pirmiausia ateina pas kineziterapeutą. O rekomenduotum pirmą kreiptis, žmogui atsitikus traumą, jisai dar nežino, pas traumatologą. Tai žinom, kokia trauma, jeigu ten, aišku, pradėjo skaudėti pėdukas ir savaitės laiko skauda ir nemažės. Jeigu taip iš kažkur atsirado skausmas ir nebuvo tokios traumos, kad ten kelias išlūžo į kitą pusę, ta prasme, kai yra didelės traumos, žmogus atsirado diskomfortas. Priimamai, bet jeigu taip atsirado skausmas, tai vienareikšmiškai pas kineziterapeutą. Nes medicinos sistema tų tokių lėtinių atvejų dažniausiai nesuvaldo. Kineziterapeutas gali įvertinti ir jeigu mato poreikį tyrimams, nukreipti. Šiaip irgi tai yra skirtumas vakarų šalyse. Skandinavijos šalyse ypatingai jau įsigalioja vis stipriau tokia praktika, kad net ir priimamajam dirba kineziterapeutas ir jie atvažiuoja kažkas tam, pavyzdžiui, surakinta nugara ūmiai, tai jam ne lašelinės rentgenas pirmiausia įvertina kineziterapeutas ir tada jisai parekomenduoja, ką čia vis dėlto daryti, ar čia galbūt yra kažkokia rimta trauma, ar ne, ir praeina kaip per filtrą. Tai su skausmais kažkokiais, tai ar ūmiais, ar ne, yra tas kineziterapeuto dar langas. Ir aš manau, kad jeigu tai po biškį ypač atsirado problema, tai vienareikšmiškai pas kineziterapeutą. Ar, kaip tu galvoji, ar galima numatyti, ar kažkaip pajaust, gal kažkaip biomarkeriai egzistuoja, kad ateina trauma? Nežinau, HRV ten sumažėjęs, pulsas pakilęs, apetitas. Šitie dalykai, ką tu sakai, jie koreliuoja su traumos atsiradimu, nes jeigu yra nuovargis, jeigu yra neišsimiegojimas, žmogaus miegas paprastėjo, HRV pakrito, jeigu suprastėjo atsistatymas, jeigu stresas yra psichologinis, tai labai dažnai koreliuoja su traumatizmu. Traumatizmas didėja šitais atvejais. Bet tai nereiškia, kad trauma ateina. Tai tiesiog reiškia, kad didėja rizika. Turbūt mes žinom, kad vis dėlto ir atsakas į krūvį tada suprastėja. Tai dažniausiai, kai žmogus turi papildomo streso iš arba miego sferoje, arba streso sferoje, tai krūvis turėtų turbūt tuo atveju nebebūti papildomas stresorius ir turėtų būti mažesnis negu įprastai, kad mes išvengtume, nes čia nebūtinai trauma, čia galbūt trauma, galbūt liga, galbūt kažkas, bet kažkur sistema gali neatlaikyti, bet taip tokių apčiuopiamų biomarkerių traumai, nedaug yra. Čia amžinas klausimas, labai daug į tą investuoja futbolo industrija, ypatingai, kur žaidėjai yra labai brangus ir jų laikas praleistas nežaidžiant yra labai daug kainuoja, tai tų metodų ten yra įvairiausių modernių technologijų, bet panašu, kad niekas taip gerai neveikia kaip elementarus krūvių valdymas. Ir tų metodų stebuklingų kol kas neatrasta, nes žmogus tiesiog per daug kompleksiškas. Bet kuri sistema gali feilinti judamasis aparatas, nervų sistema, gali feilinti emocijos, gali feilinti organai ir kaip visą tai išmatuoti. Neįmanoma, per kompleksą. O kada jau, kaip pavyzdys, žmogus, ne šią taip gražiai skamba, reiktų krūvį valdyti, bet taip nelabai, kaip čia, reaguoja žmonės į tai. Supranta, kad patiria daug streso darbe, ten jau sveikata po truputį, jau ten gal jau kažkokius signalus siunčia,
Bet reikia tai dar ir padaryti treniruotę, dar sunkiai reikia padaryti, nes kiti irgi sunkiai sportuoja. Arba gal net varžybos artėja, tai aš negaliu praleisti treniruotės, tai aš turiu stipriai varyti. Žmogui turi kažkaip įrodyti, ne? Jo. Tai kada jau yra tas ženklas, nes dažniausiai aš taip įsivaizduoju, visi sulaukia tiesiog tos traumos, sako, kitą kartą daugiau taip nedarysiu. Ir tada aš tai lygiai taip pat esu tikrai daug kartų susitraumavęs, būtent tokia situacija, kur tai tu dažniausiai net jauti, ta prasme, kad tu jau atsikėlė ir galvoji, gal šiandien reikėtų jau nesportuoti, bet rytoj negalėsiu, o poryt čia kita jau treniruotė, vis tiek reikia padaryti. Nueisiu kažką lengvai, tada nueini, šyli, tai čia patūpsiu gal. Gal šiandien reiktų viršų padaryti. Nebūk slabakas, davai. Biški su lengvesniu svoriu, tupi ir pist ir pritupi, bet nebeatsistoji. Ne vieną kartą yra tai buvę. Ir tas vidinis balsas, aš tai jau esu biški geriau su juo susitaręs, bet šiaip esu turėjęs nemažai traumų per savo kvailumą ir per savo azartą sportą. Ir visiškai visos, aš žinau, kad tas įvyks. Ta prasme, tai buvo arba tada, kai aš sakiau savo, nebūk slabakas, arba tada, kai sakiau, paskutinį. Tai čia dažniausiai tam kažkokiam ekstremaliam sportui, ne? Ir, tai taip jau yra. Ir čia slidi riba sporte, kad tu pasiektum kažkokią rezultatą, reikia save papušinti, reikia maksimalizmo. Ir tie žmonės, kurie turi to maksimalizmo ir drivo, jiem gerai sporte sekasi. Bet neišvengiamai šitoje vietoje atsiranda ir rizika. Tai čia irgi yra menas, čia trenerio yra menas sustabdyti, paaiškinti. O kaip dažnai tos traumos įvyksta čia ir dabar, o kaip dažnai jos yra užprogramuotos, kaip pavyzdys, biomechanika prasta, ten kažkokie kiti faktoriai? Dažniausiai... Nes, vieną kartą pritupiau kelią, biškai sukrito į vidų, atsistojau, tai... Aš manau, kad visos tos nekontaktinės traumos jų daugiau mažiau galima išvengti. Jas visos turi kažkokią tai priežastį. Įdomu pagalvoti kokią. Arba virškoviai reiškia, kad tas krūvis buvo per didelis arba per staigus. Biomechanika prasta, kas dar gali būti. Bet kodėl vienas kelias, o ne kitas susitraumavo, jeigu krūvis tiesiog per didelis? Kažkas, bet galbūt nesuveikė nervų sistema ir nesustabdė laikų kelio, nes buvo tiesiog išvargusi, nebegalėjo atlaikyti. Galbūt kraujotaka neužpildė ten tų raumenų per tą laiką, jie nuvargo tiesiog per treniruotę per greitai. Bet kuri sistema galėjo feilinti. Galbūt koncentracijos tiesiog žmogus neišlaikė. Sunku pasakyti, bet tai didžiai daliai traumų, mes galim suprasti, dėl ko tai vyko, paaiškinti, bet kaip tai pastebėti dar neįvykus ir sustoti, sudėtinga. Tai šiaip sakau, labiausiai tai sporte ir studijose, moksle tai pasiteisina vis dėlto atsistatymo rodiklių sekimas, to pačio HRV, pulso stebėjimas ir vadovavimasis jais. Jeigu jisai stabiliai vidurkis ten tavo krenta, atsistatymas blogėja, simpatinė nervų sistema dominuoja, tai rekomenduojama į tai atsižvelgti. Tiesiog pasportuoti lengviau, gal truputį mažiau, vis tiek tą padaryti, vis tiek gauti iš to džiaugsmo, bet pasitarti galbūt su treneriu, ką reikėtų, gal lengviau kelti, gal mažiau kartų kelti, gal čia priklauso nuo situacijos, gal mažiau bėgti, gal mažesnių intensyvumų tiesiog, arba apimti, arba intensyvumą gali mažinti kažką. Tai išlaikyti tą vis tiek stimulą treniruočių, bet pamažinti apkrovą organizmui, jeigu yra apkrova kitur. Nes stresoriuje nervų sistema, kūnas, jam jokio skirtumo, ar tai yra psichologinis stresas, ar tai yra cheminis kažkoks stresas, ar tai yra fizinis treniruočių stresas. Jis visas yra vienodas. Tai aš jau gaunu kažkur tai kitur apkrovos darbe, kažkur tai gal prasta mityba, gal prastas miegas, gal stresas. Tai treniruočių krūvis kartais gali būti paskutinis lašas, kuris išmuša. O kartais kaip tik, aišku, fizinis krūvis jisai ir padeda
stresą suvaldyti ir atsipalaiduoti ir kartais ir motyvuoja ten geriau valgyti ir mėgiai paskui geriau. Nu, tai tik tai gal jis neturi būti 100% iš visų pastangų tada. Aš taip galvoju, kad dažnai žmonės neatskiria, nesupranta, kad stresas yra stresas ir kad nesvarbu iš kurios pusės jisai bus. Nu, jeigu darbe labai daug streso gaunu, daug protiškai dirbu, tai aš ateinu į salę ir čia man kitoks stresas, mane čia jisai teigiamai veikia. Ir spaudžia save čia ir tada ir įvyksta tie perdegimo visokie. Nu, tai taip, lengviausias tai... Iš principo, tai yra salė, dažniausiai yra eustresas, kuris tau sukelia dar didesnį stresą, tada tu susibalansuoji atgal, bet klausimas, kiek tu resursų turi susibalansuoti atgal. Jeigu tai yra ilgalaikis kažkoks jau išvargimas, išsekimas, dažniausiai gali būti, kad ta treniruotė, nu jau tiesiog tai jau yra per daug, tavo kūnas nebepaėgia tiek atlaikyti. Bet vėlgi tą išmatuoti nėra taip paprasta. Bet HRV geras labai parametras tam, jeigu mes jau čia... Gal gali trumpai papasakot, kas yra HRV dabar, tie visi laikrodžiai, VUPai, turi tą funkciją? HRV yra širdies ritmo variabilumas, ne? Tai yra tarpai tarp širdies dūžių, kiek jie skiriasi. Kuo labiau jie skiriasi, kuo didesnis HRV. Kuo didesnis tarpas, to geriau skiriasi. Ne kuo didesnis, o kuo skirtingesnis. Tai variabilumas. Kuo didesnis skirtumas tarp tarpų, tuo nebūtinai geriau. Tuo labiau yra aktyvi parasimpatinė nervų sistema, ta, kuri atsakinga, kuri veikia tada, kai mes atsipalaiduojam, mėgam, rest and digest, ne? Parasimpatinė nervų sistema. Kuo mažesnis HRV, kuo jisai mažėja nuo vidurkio, tuo yra aktyvesnė simpatinė nervų sistema, stresinė jos atšaka, fight or flight response, ne? Ir kiekvienas žmogus turi savo vidurkį, kažkokį tai, šitas parametras nėra lyginamas tarp individų. Tai tau nereikia lyginti tarp atletų. Tarp atletų, tarp žmonių nereikėtų lyginti, tai nėra vertinama kaip objektyvu, bet tu turi, tarkim, jau turi laikrodį, matuoja jisai HRV poilsio metu, naktį idealu, kad matuotų, tai mes gaunam kažkokį vidurkį, dažniausiai per 4 savaitės mes jau žinom, koks mūsų vidutinis yra maždaug HRV. Ir tada vertinam nuokrypius nuo to vidurkio. Jeigu HRV didėja, reiškia, aš labiau atsipalaidavęs ir mažiau įsitempęs, sakykime, mano aktyvesnė parasimpatinė nervų sistema. Jeigu jisai mažėja, tai reiškia, kad aktyvesnė simpatinė ir aš patiriu daugiau kažkokio streso ar daugiau fizinio krūvio ir nuo jo atsistatinėju. Kas nėra blogai, ta prasme, po intensyvios treniruotės matyti žemesnį HRV yra normalu, nes kūnas atsistatinėja, jis deda pastangas, bet jis galiausiai turėtų kažkada atsistatyti ir sekančią naktį HRV gal sugrįžtų į normą. Tai tie vienos dienos pokyčiai, jie nereiškia, kad čia yra kažkas blogai, jie yra normali organizmo reakcija į stresą, į fizinį krūvį, mitybą, užtenka pavalgyti prieš miegą ir HRV reikšmingai krenta, nes tiesiog tai yra papildomas apkrovimas organizmui, ne? Bet labiau mes darom išvadą, jeigu matom, kad stabiliai kažkas pasikeitė. Ta prasme, įprastai buvo ten 80 HRV ir prieš 3 dienas nukrito iki 50 ir neatsistato atgal ir tu arba supranti, arba nesupranti kodėl, bet jisai nekyla. Dažniausiai visos savaitės vidurkis yra ženkliai žemesnis negu būdavo prieš tai. Buvusios savaitės tai yra ženklas, kad vis dėlto organizmui kažkas tai negerai. Tai reiktų jau tada pasvarstyti, kurioj čia toj srity kas pasikeitė. Ar treniruočių krūvis, ar trūksta miego, ar galbūt daugiau padidėjo streso ir tada arba sumažinti krūvį, arba pagerinti atsistatymą. Yra vėlgi du optionai, bet jau tokioj būsenai mes optimaliai nefunkcionuojam. Tiek atsistatymas gerai nevyksta, tiek rizika sustraumuoti irgi padidėja. Labai gerai prieš susirgant lygą nustato. Atsikeli ryte, žiūri, ten nukrito per 20-30 punktų, kitą dieną susirgia. Ne su visom lygom, bet su kai kuriam yra. Su peršalimu. Su peršalimu dažniausiai, jeigu taip netikėtai, nieks nepasikeitė tavo rutino ir staiga pakrito, tai jau gali įtarti, kad... Ir dar kaip ir nieko nejauti, bandai pasportuoti, tai jau iš karto šaunu ten vitamino C, reišį, žodžiu, cinko, bandau kažkaip save užbūstinti, tą dieną biškį taip pasistengiu ramiau, kad neiškristi ilgesniam laikui.
O jeigu grįžtot prie papildų, kažką rekomenduoji savo pacientams, savo klientams, ar pats vartoji? Na, aš manau, kad yra būtini žmogui, beveik būtini, sakykime. Esminiai papildai jų nėra daug, tai yra omega-3, kuriuo mes turėtume optimaliai gauti apie 3 gramus per dieną. Tai tas yra svarbu, nes jau papildų kokybė omega-3 stipriai skiriasi. Aišku, jeigu tai žmogus, kuris valgo daug žuvies nuolatos savo mityboje, tai galbūt ir nebūtina. Tokių turbūt nėra. Tokių turbūt Lietuvoje yra, bet labai mažai. Tada magnis, teoriškai magnio moderniam žmogui virš 60% žmonių magnio trūksta ir nelabai galim gerai tą įvertinti, net ir kraujo tyrimuose. Ir tiesiog ypač vartojančiam žmogui yra rekomendacija nuolatos vartoti magnį. Bet magnio yra skirtingų formų, tenais, jeigu neklysiu, 4 gal formos kaip papildais. Labiau apie 8 yra, 8, bet yra skirtingos formos, jų skiriasi veikimas, ką jos labiau veikia, kokius audinius, sakykime, ar ten nervų sistema, raumenis. Tai it depends, bet iš principo bent jau kažkokį magnį vartoti jau bus gerai ir tada priklausomai nuo to, ką mes norim pasiekti, geriau miegoti, tai gal treonatą ar ten bisglicinatą, jei tiesiog raumeniniai sistemai daugiau citratas, bet čia jau niuansai. Ir vitaminas D. Vitaminas D, ypač šaltojo metų laiku, turbūt, kad reikalingas, nors yra vėlgi įdomių teorijų ten su vitaminu D, bet bendrinė rekomendacija kol kas, kol mes geriau neišmanom dar mokslo ir negalim tiksliai pasakyti, tai vitamino D vartoti ir jo kiekius pasitikrinti kraujyje, nes kiek jo vartoti yra ganėtinai individualu. Tai tokie 3, o visa kita yra optional. Priklauso nuo kiekvieno žmogaus, nuo to, ką jis veikia, kaip jis valgo, sportiniai papildai įvairiai. O kalbant apie tyrimus, gal yra kažkoks shortlistas tavo, ką būtinai turi, kokį čekiną turi žmogus padaryti, kalbant apie kraujo tyrimus, gal kokį ultragarsą, širdį, ką rekomenduotum? Sportuojančiam žmogui? Tarkim jo, ne aukšto meistriškumą, tiesiog žmogų, kuris reguliariai lanko salę. Aš galvoju, kad širdį tai aišku būtinai ten kokį kartą į metus kardiogramą pasidaryti ir kokį turbūt kartą į porą metų. Jeigu ypač didelio intensyvumo sportuojant, tai gal gerai būtų ir krūvio mėginį pasidaryti širdies, pasižiūrėti, kad tikrai viskas būtų gerai. Kraujo tyrimus aš įprastai kartą į metus rekomenduoju daryti ir turiu tokį listą, bet jis netoks jau ir short listas, tam yra visai nemažai parametrų. Ne bendras kažkoks, specifinių yra. Tai yra bendras kraujo tyrimas ir yra daug įvairių specifinių parametrų. Čia vėl truputį priklauso gal nuo žmogaus, nuo jo istorijos, nuo to, ką jisai siekia. Bet tai apima daugiau sistemų, kepenų fermentai, mikroelementus, galima pasižiūrėti kai kurios hormonus, bet vėlgi aš, sakykime, čia nėra trumpas listas, galiu pasidalinti, jeigu jūs kažkaip paplatinsit. Bet jeigu taip tokį top 3, ką mąstam? Nėra taip. Matai, kraujo tyrimai ten irgi yra labai dinamiški, jie dinamiški ir juos skaityti nėra taip paprasta, kad tu tiesiog, jeigu, žinai, yra normos tau duotas ir jeigu tu telpi į normas, jau reiškia, kad viskas gerai. Jo, čia man pats mėgstamiausias, kiek turiu pažįstamų, jie kur dabar turi ten draudimo, ten tas, kaip čia sveikato draudimus, pasidaro kraujo tyrimus labai ten brangiausius, nes reikia išnaudoti, gauna skambutį ir, viskas normose, viskas, jokių įžvalgų, nieko apie tai nėra. Tai normos yra tam, kad jos skrynintų tave dėl ligų kažkokių. Ir jeigu tu neišlendi iš normų, greičiausiai tu akivaizdžios kažkokios ligos neturi. Bet jeigu tu ieškai optimalios savijautos,
Tai tos normos gali truputėlį kisti, galima bandyti skaičiuoti kažkokius santykius. Yra tam tikra logika, kaip vieni tyrimai santykiauja su kitais. Tai jos galima įvairiai interpretuoti ir skaityti. Tai vėlgi aš ne gydytojas, aš labiau sveikos gyvensenos specialistas, sakyčiau. Ir aš skaitau kraujo tyrimus ne tam, kad aš ligas diagnozuočiau, aš matau, kad kažkas labai nukrypia nuo normos, aš tam žmogui rekomenduoju kreiptis į gydytojus, bet jeigu aš konsultuoju žmogų dėl performance sportinių, dėl sveikos gyvensenos, ten mitybos kažkokių dalykų, tai bandai žvelgti kažkokias plonybės, bandai kalbėti su žmogum, suvesti koreliacijas, ar tai čia gal virškinimo sistema neveikia, ar čia gal kažkokią mikroflorą pastiprinti, ar gal baltymų daugiau mityboje, ar gal čia vis dėlto streso jisai patiria. Tai nėra, kad, žinai, vieno tyrimo, kuris tau parodytų viską. Yra tam tikrų sistemų vertinimo. Tai aš turiu kažkokią sistemą, kurią naudoju interpretavimui tų tyrimų. Yra net online, kaip šitas vadinasi. Yra, sakykime, sistemų, kur tu pasidarai tyrimus, suvedi į interneto puslapį ir jisai tau skaičiuoja koreliacijas, ne, kažkokias tai. Ir duoda savo išvadas, tai algoritmai tam tikri, pagal kurios tu vertini. Bet žmogus per daug kompleksiškas, kad jis algoritmams būtų pasiduotų. Tai čia taip pat kaip kineziterapijai kyla klausimų dažnai, tu žiūri tik biomechaniškai į žmogų, kaip į raumenų ir sąnarių, žinai, kratinė, tai tu atsiremi į ribas kažkokias. Lygiai taip pat su kraujo tyrimais ir su visais kitais tyrimais. Yra tam tikros ribos ir tu toliau jau yra pokalbis, yra žinai, galvojimas, yra gal testai kažkokie, kur tu bandai suvesti. Tai bent jau aš taip viską komplikuoju savo galvoje ir nematau magiškų testų, bet gal aš ir klystu. Papasakok apie... Čia Rokas labai buvo užsiegęs, jūs buvo Dahabė nesenai, ne? Jisai grįžo visas toks labai užhypintas apie holistinį gyvenimo būdą. Kas tai yra? Holistinis gyvenimo būdas? Jeigu aš neklystu, teisingai pasakiau? Palauk, o prie ko čia Dahabas tada? Nu, čia gal iš to išėjo vėliau. Įdomu man, ką jums čia Rokas papasakojo. Čia, jeigu kalbant apie Dahabą, tai holistinis gyvenimo būdas yra, kai visą dieną plauki su wingfoilu ir tada grįžęs atsigeri alaus ir suvalgai žuvies ir ilsiesi iki kito ryto ir vėl eini plaukti. Viskas labai paprasta. Jokio streso, fizinis krūvis, saulė šviečia, minčių nėra. Tai... O jeigu gerai, čia labai lengva išvažiuoti kažkur užsienį ir taip gyventi, bet kaip pritaikyti Kaune? Čia toks gal požiūris į gyvenimą kitoks? Jo, holistinis gyvenimo būdas. Nežinau, aš nemėstu to termino holistinis, bet holistiškai apskritai žiūrint į žmogų, tai yra gyvenimas apskritai yra kažkoks balanso ieškojimas, ne? Tai holistinis gyvenimo būdas, kad ir kaip stebuklingai skambėtų, yra apie tą balanso ieškojimą ir tai tu bandai kažkaip tai suderinti save ir savo veiklas taip, kad tu jaustumės gerai ir jaustumės laimingas. Ir tos sritis, pagrindinės tai yra turbūt fizinis aktyvumas, miegas, mityba ir psichologija. Jos visos viena kitą įtakoja tiesiogiai ir netiesiogiai, bet tokia kiekvienos srities įtaka yra realiai, tiek pat svorio turi kiekvienas sritis. Ir tu gali kartais, žinai, labai idealiai sportuoti ir labai gerai valgyti ir miegoti, bet labai šudinai jaustis. Ir atvirkščiai, pavyzdžiui, išvažiavęs atostogų, tu gali šudinai valgyti ir gerai sportuoti, prastai miegoti, prisivalgęs ir prisigeręs alaus, bet jaustis ant sparnų. Tai tiesiog, kai vieną sritį labai, žinai, užpušinam, kitos atsveria kažkurį laiką, bet
Bet aš, pavyzdžiui, grįžęs po tokių atostogų, tai jau antrą kartą susirgau per 2 savaitės ir jaučiuosi taip gerai nutrekštas maišu, dar neatsistatau, nes tai irgi, žinai, nu, čia nėra balansų. Tu gerai jautiesi, bet čia nėra balansų. Tai holistinis gyvenimo būdas turbūt yra apie tą balanso ieškojimą, neidealizavimą nei vienos srities. Tai tam, kad būtum sveikas ir laimingas, tu neturi turbūt nei idealiai visą laiką maitintis, kas yra neįmanoma, tik iliuzija, ne, siekiamybė. Nei tu idealios laikysenos turi turėti, kas irgi yra siekiamybė, mums ją svarbu suprasti, kad mes žinotume, kur einam ir kiek nuo to atsiliekam. Nei kiekvienos srities tiesiog reaguoti į gyvenimo sąlygas, neužsiciklinti vienam režime, keistis, adaptuotis. Žmogus yra gyvas, kompleksiškas padaras, ne kompiuteris. Jeigu tu elgiesi kaip užprogramavo tave tik tai, nu tai čia toksai, žinai, labai didelis ribotumas yra gyventi visiškai pagal idealias taisyklės ir režimą. Bet nėra taip, kad tik nukrypsti nuo to, nes jis taip įsivaizduoja, tu irgi turi tą kažkokį savo režimą, bet išvykai į atostogų, pabėgai nuo savo to režimo ir kūnui nepatiko. Jo, bet tam ir važiuoja atostogų, ne, kad atsipūstum nuo savo režimo. Taip. Turbūt, kad taip, tai kontrastai jie padeda, žinai, kartais suprasti, ko tu nori iš viso, ar kaip tu jautiesi geriau. Bet, nu, čia ne apie tai, žinai, mes čia šiuo atveju, tai važiavam į Dahabą užsimti sportų, kuriam, žinai, jaučia maistrą plaukti. Tai tu tą supranti ir aukoji, žinai, savo, ta prasme, aš tai žinau, kad aš grįžęs, čia ne pirmas kartas jau, kai krentu paskui į duobę stiprią, nes tu iš kažkur, kur tau gera, tu grįžti, žinai, savo rudeninę Lietuvą ir eini, sakant, šią dieną į darbą ir, žinai, visas pavargęs ir neišsimiegojęs. Tai čia ups and downs, bet stabiliai viskas gyvenime, žinai, būna tik tada, kaip, žinai, aš iškart įsivaizduoju tą ligoninį, žinai, kur pajungia tau pulsą ir jisai ten juda, čiup, ir tada pyp. Stabiliai. Tai va tada būna stabilu, kai jau yra tas ilgas pyp. Iki tol holistinis gyvenimo būdas yra tiesiog turbūt sąmoningas gyvenimo būdas, kai tu savo sprendimus dėl to, kaip tu gyveni, priimi sąmoningai ir net darydamas durną sprendimą, tu supranti, ką tu aukoji, bet aš po tokių atostogų grįžęs, aš nesiroviau, žinai, iš karto į salę atgal ir ten į džiudžitsu negrįžau atgal iš karto ir ten nuėjęs nepušinau save 100%, nes žinau ir mačiau ir parametrus, kad, aš esu miręs. Tai aš daviau savo laiko truputėlį atsigauti, tas manęs neišgelbėjo, vis tiek susirgau, bet shit happens. Paliečiam crossfitą? Šiek tiek arčiau. Šiaip, Tomai, sportavai crossfitą? Sportavau. Nuo 2.16 iki kokį 2.18, ne? Ilgiau. Čia plius minus tas laiko tarpas, kur mes susipažinom, tai todėl taip ir spėjo, tai nesiliūdingai. Pradėjau anksčiau tikrai ir sportavau iki 2.18, 2.19, 2.18. Sportavau, bet aš kokius 4-5 metus taip. Bet tik tai tiek, kad gal pradžioje jisai toks buvo, čia iš viso Lietuvoje gal net neegzistavo, dar nei vieno klubo tikrai nebuvo. Ir ten aš pradėjau visiškai tokioj tradiciniai kačialkai, ten sportuodavau Kaune ir draugas toks vienas buvo. Arnius, kuris funkcinių treniruočių studiją turi, ne, jisai ten buvo pradėjęs Kaune daryti crossfito treniruotės, ten irgi net ne toj studijai dar. Ir aš irgi kažkaip prisiskaičiau ir atradau ir ten pradėjau tas trefkės pats tam toj standartiniai kačialkai daryti, paskui su Arnium pakalbėjau, sakau, čia geras toks atsirado, jis sako, žinau, aš irgi darau trefkės, ten vedu jau net. Ir prasidėjo taip, kad ten, Simonu, kaip
po gal antros tos treniruotės, tam savo kačialkui toj standartinėje jau vemti į tualetą. Klasika. Kažką tai. Nu, bet man patiko tas, aš visat mėgau varžytis ir turėjau tokio maksimalizmo ir su savim labiausiai mėgau varžytis. Tai tas, kad aš ten galėjau save iki tokios komos daspaus mane kažkaip užvedė. O paskui gal porą metų tai buvo, kad kažkoks toksai buvo mišinys, tai eidavau ten pakilnuot svorių tiesiog, tai ten kažkokį vodą padarydavau. Ir paskui buvo turbūt kokie 2-3 metai, kai tam FTS pasarniu sportavau. Jau taip, sakykime, reguliariai crossfitą kaip pagrindinį savo sportą. Jo, buvo. Kodėl nutraukiai? Gal taip sukrito, aš buvo toks periodas, nu žinai, sportai visada tokiais periodais būna, kad tu tave labai drivina, kad tu ką tu darai ir paskui biški tai pasėdi, galvoja, na, fik čia man reikia, čia kelius skauda, tas, žinai. Ir buvo tas kaip tik toksai periodas, kur man neteikė džiaugsmo tas sportas, gal biški atsibodęs ar kažką, gal ką nors skaudėjo, nu, skaudėjo tai tikrai, ten nemažai atsimenu, kol sportavau crossfitą, kelius labai skaudėjo. Ir tada aš išvažiavau su dviratininkais, tada dirbau, išvažiavau į stovyklą Kroatijoje ir su treneriu pasiėmėm MTB dviračius ir darėm savo tokią kalnų dviračių stovyklą. Ir išvarėm tas kalnus, man žiauriai patiko, aš wow, čia geras viskas, aš pirksiu dabar MTB dviratį ir visus sportus metu ir varau ant tą dviračių. Nu ir mes ten varėm, ten 10 dienų išėlės pavažinėjom ir tą 10 dieną aš 8 lėkdamas nuo kalno plojau ten ant galvos į šalikelę, išsinarnau raktikaulį, ten susilaužiau kelis kaulus, žodžiu, likau gyvas, nors galvojau, kad taip nebus. Ir dar tą postą įrašą. Tada iškritau aš ten kuriam laikui, pusę metų man užtruko ten operacija, reabilitacija ir aš per pusę metų atsistačiau. Ir gerai atsistačiau, tam tai greitai gausis, sėkmingai viskas, operacija labai gerą padarė. Žinau, kaip reabilituotis, pasisekė dėl to. Ir nuėjau į crossfito trefkės kelias, pasižiūrėti, bet nu taip net nenorėjau, ta prasme, vis dar tas kaip liko tas, kad tokia emocija, kad nu, man gal čia jau biškį atsibodo ir taip su tokia ir nuėjau atgal. Pažiūrėjau, kad viską galiu padaryti, atsimenu, ten pasnečinau kažką, ten padariau ten kažkokių pull-upsų, kažko. Žiūriu, okei, petis veikia, viskas gerai, bet nu nedraivina. Ir gal aš tuos pusę metų, kol reabilitavausi, tai labai, taip grinai kačiarnaus ten tokia ir buvo reabilitacija, žinai, atstatyti ten tą ranką visą. Ir aš tada sugalvojau, kad aš noriu kažkaip savo judėjimą plačiau pavystyti, kad nebūčiau tiesiog ten medinis ir nu, tiesiog norėjau labiau jaustis universalesnis kaip žmogus ir išmokti įvairiau judėti. Tuo momentu gal movemento visas tas judėjimas man buvo, žinai, įdomus. Ir aš pradėjau tiesiog ieškoti, ką aš čia galėčiau sportuoti. Atsimenu, nuėjau į capoeirą pirmą. Žiauriai buvo geras. Kelias treniruotės palankiau. Galvoju, nu jo, čia, ta prasme, nelabai aš čia ką sugebu ir yra ką nuveikti. Čia tikrai pavystyčiau save. Nu, bet čia nesportas. Ta prasme, čia aš noriu ir sportuoti. Man reikia varžytis, reikia kažką, žinai, tą maksimalizmą savo kažkur padėti. Ten toksai labiau... Nu, fun, tikrai gerai, bet čia įsižeistų kapoeiristai, bet sakyčiau, labiau šokis negu sportas. Bet labiausiai ne dėl to. Nėra blogai, ne? Ne, nu ten pasportuoja tai kaip reikiant, bet nėra to varžymosi elementų. Ir tada galvoju, nueisiu, kažkas ten lanko džiudžitsu, ten iš pažįstamų, ar ten turi klubą. Galvoju, kažkokios čia imtynės, va turiu jėgos, čia kažkaip bus gerai, bet tada nuėjau į džiudžitsu ir tada į pirmą treniruotę ir mane kažkaip iš karto įmetė, kad ten trefkė ir iš karto kovoti su visais. Aš taip gavau malkų tą pirmą treniruotę, aš 4 kovas sukovau ir guliu ant žemės, dar 5 kova reiktų atsistoti, aš negaliu atsistoti, man tiesiog visiška koma.
Grįžau namo, šiaip ne taip, ten kitą rytą vos su rankom išsikėliau galvą iš lovos, ta prasme, žiauru buvo. Tada aš galvoju, o čia tai geras, tipo, ir tiesiog užsikabinau už to ir viskas, ir nebegrįžau į crossfit. Dar lankei jiu-jitsu? Jo, vis dar sportuoju dabar, tai dabar 5 metai. Tai mėlyną diržą jau gavai? Vakar gavau 3 straipą ant mėlyno diržo, Okay. tai kažką tai. Varžybasi nedalyvauji? Dalyvauju. Kitą savaitę dalyvausiu kaip tik. Kur Bet bus? taip, jo, sūnus mano irgi lanko ir aš jį kalbėjau pirmose varžybose dalyvauti. Tai dabar, kadangi, kaip sakiau, esu po atostogų ir dar sirgęs ir kokį mėnesiuką nesportavęs jiu-jitsu, tai aš tikrai nesiveržiu į varžybas. Bet jam prižadėjau, kad ir pats dalyvausiu, tai galvoju, pralošti mažesnę gėdą, negu, žinai, atmazus tam vaikui sakyti. Tai varysim kartu, bet, jiu-jitsu varžybos... Masterių ten dalyvauja, ar net ten bendras Open Class? Čia Lietuvoje nėra tiek sportininkų, kad registruotumės į masterius, plus aš nesu toks senas, tai registruojas tiesiog į suaugusių. Ir, labai fainai jiu-jitsu varžybos, tu treniruotėse vis tiek kovoji kiekvieną treniruotę, bet tu kovoji taip, su saugikliu, žinai, tu biški pasitaupai, biški kitą pataupai labiau, o varžybose jau kai atsistoji, žinai, iš karto toksai, paimi kito kimono, jau jauti, kad, taip, žinai, čia jau nepajudinsi. Tai labai įdomu, plus tu kovoji su žmonėm, kurie visai kitaip, jiu-jitsu ten, irgi menas, žinai, visi kiti klubai visiškai kitaip treniruojasi, kitas technikas naudoja. Tai geras toks pasitikrinimas ir aš ten nesiekiu sportinio rezultato. Man varžybos yra įdomiausia dėl streso suvaldymo gal. Aš turiu tokį stiprų nuo vaikystės prieš startinį stresą. Ir ten, kai įeini į jiu-jitsu varžybas, aš irgi labai stipriai jaučiu, ten man pilvas visas verda. Bet kartais pavyksta, kartais ne, sudilinti. Ir aš iš darbo su sportininkais daug žinau, ką reikėtų daryti, tai čia man toksai padėjimas į praktiką visko. Tai buvo varžybų, aš keliose tik tai dalyvavau, 3 ar 4, ir daugumą pavyko susitvarkyti, aš ten meditavau, kažką kvepavau, save raminau ir labai laiku ir vietoj sukyla ta energija, ten jau padedi koją ant tatamio ir tik tada jau tai pulsas šauna, žinai, laiku ir vietoj. Bet buvo ir tokios varžybos, kur kažkaip ten vėlavo startas, įdileino, sugriuvo mano ten game planas, žodžiu, to viso pasiruošimo planas. Ir išėjau ant tatamio, jau paskutiniam atodusi, nieko nesugebėjau padaryti, iš vis šakės buvo. Tai va. Man taip, kas užsifiksavo, sakai, krostas užkabino dėl to, kad apsivėmiai. Jiu-jitsu užkabino, nes galvą reikėjo pačiam. Tai ten irgi, pats nepakėlė, reikėjo pagalbos savo. Jiu-jitsu užkabino dėl to, kad išspardė šikną man visiškai. Aš toks ten pasijaučiau bejėgis. Ir man čia kaip ir mokslas, ne? Atrandi kažką, ko nesupranti ir tai, čia reikia pasigilinti. Tai ir sporte aš tą patį labai jaučiu, kad tai jeigu aš atrandu sritį, kurioje man visiškai nesigauna kažkas, mane tas motyvuoja dažniausiai, neatgraso kaip tik, aišku, čia kaip kuriam sportė turbūt, krepšinį pakviestum žaisti mane, tai aš nebandyčiau turbūt, bet šituose individualiuose, tai jo, plus man patinka tas aukštas intensyvumas, aš jame gerai jaučiuosi. Plus jiu-jitsu jisai toksai vėl smegenis atpalaiduojantis sportas, tu tikrai nieko negalvoji daugiau, kai tu kovoji, o mano veikloje nuovargis yra daugiau emocinis, protinis, psichologinis, tai aš savo galvą pailsinu imtyniaudamas, aš, žinai, galvoju, kaip išgyventi tenai, o ne kaip, žinai, kažkokią tai problemą ten išspręsti. O crossfitas ir jiu-jitsu prisidėjo kažkaip prie tavo profesijos? Kažkokias žinias. Apskritai, aš visą gyvenimą sportuoju ir dirbu su sportu, tai formuoja mano požiūrį. Aš darbe lygiai taip pat turiu tokią, žinai, žmonės lygiai taip pat bandau įkvėpti, keistis, daryti, sustiprėti, žinai, ir tapti atsparesniais ir žinai,
Sportas, toksai sportas aukštesnio intensyvumo jis irgi tau tokį charakterį, žinai, kūrė ir skatina. Plius tas įvairesnių judesių supratimas ir išmanimas jis irgi daug. Aš galvoju, kad šiaip, jeigu mes kalbėjom pas kokį kineziterapeutą eiti ar neiti, tai jeigu kineziterapeutas vapšė nesportuoja, yra su pilvu, žinai, ir tau aiškina, kaip teisingai tau judesius atlikti, arba ten, žinai, su kupra ir tau aiškina, kaip tavo netaisyklinga laikysena, tai tikrai nereikėtų eiti pas tą kineziterapeutą. Tu dirbdamas su judesiu, tu turi išmanyti, tu išjaus tą judesį, kaip tu kitaip išmanysi. Tu turi žinot, ką reiškia sunkiai kelti, ką reiškia išlaikyti kažką laikyseną, mobilumą padidinti, žinai, dabar jau žinau ne tik kaip sutaisyti, bet kaip ir sulaužyti. Tai, žinai, nori surinkti, ką nors, tai geriausiai išardyti pirmą. Tai džiudžitsu dabar mokinuosi, kaip išardyti. O traumų atžvilgiau, arba pacientų pas tai daugiau iš imtinių ar iš crossfito? Iš crossfito. Iš crossfito turbūt. Žinai, gal džiudžitsu tai kaip ir normalu visiems, kad kažką biški skauda, nes tų tokių nėra šiaip toks jau žiauriai traumingas sportas. Aš manau, kad turbūt šiaip gal ir panašiai, nes tiesiog yra daug intensyvumo. Vienam ir kitam, aišku, skiriasi kokios tos traumos, bet nėra, kad džiudžitsu mes labai dažnai ten susilaužom kažką. Dažniausiai naujokai turbūt jau. Dažnai naujokai, kurie per daug jėgos deda. Ir kai kurie žmonės tiesiog, šiaip, tai nėra lengvas sportas. Tas judėjimas ant žemės, kad ir jūs turit daug jėgos ir fiziškai kūnas labai stiprus, bet ir man taip pat buvo, aš kai atėjau, iš manęs žvengdavo, ten treneris sako, tu bliau iš vis netuose kampuose, nes kai tau reikia judėti ant žemės ir kažkaip save kitaip visai judinti, nesupranti, nemoki. Tai bet kai ateina žmonės iš vis nesportavę ir ten, dauguma žmonių sportuojantis džiudžitsu, jie suaugę žmonės. Ateina iš ofiso, ten sėdimo darbo ir jiem apšilimą reikia daryti, ten ant žemės šrimpinti, žinai, šliaužti kažką, kulveršius daryti, jie iš vis nesuvokia ten, kur galva, kur užpakalis. Ir aš ten žiūriu kartais įsižiojęs, galvoju, wow, ant tiek nejaučia kūno, tai yra buvę ten istorijų, kur, žinai, ten paprasta ten kažką šaliuką daro, ar ten kulversi, ten išsinarina kelius lygioje vietoje, net neimtiniaujant. Tai tas daug, džiudžitsu labai gerai vysto tavo kūno suvokimą, žinai, pojūčius, nes ten daug kas per jausmą. Tu ten bandai, tu mokiniesi technikas galvodamas, bet kai jau imtiniauji, tu naudoji, žinai, savo pojūčius, jauti kito kūną, gerai turi save koordinuoti ir jausti. Tai to nėra labai didelis traumatizmas. Bet iš principo, tai vis tiek ten, žinai, ten veiksmai yra smaugimai ir laužimai. Tai visada kažką skauda nuo tų treniruočių. Visada. Aš tai maks 3 treniruotės džiudžitsu galiu per savaitę daryti ir kitas tas dienas tarpuose einu į džimą ir darau tokias bazinės jėgos trefkės ir tai man padeda nusiresetinti, aš tada jaučiuosi gerai. Bet jeigu aš tik džiudžitsu darau, aš po kurio laiko visas kreivas kažkoks, tai žinai, vis tiek viena pusė dominuoja, vis tiek tų skausmingų veiksmų yra ir tai reaguoja kūnas, jisai pradeda saugot kažkokias vietas, atsiranda pakitę judesiai. Tai reikia prižiūrėti savo kūną, tą sportuojam. Kalbant apie skausmą, sakai, dažnai jaučiu skausmą. Tarp crossfiterių irgi turbūt nemažai žmonių nuolat jaučia skausmą. Gal yra ta sąvoka kaip gerasias ar blogasias skausmas? Kaip suprantate, apie ką aš šneku? Kaip suprast, kad čia gal jau neturėtų skaudėti man, o man reikia iš jau skauda? Ar yra ta tolerancija? Aš tai sportininkams savo dažniausiai sakau, žinai, visų pirma, tai skauda, tai skauda, bet ar tu gali padaryti judesius visus? Ar ten krūvio metu tau skausmas blogėja, ar ten apšilus jisai pradingsta? Jeigu apšilus pradingsta, ar su krūviu gerėja, jau gerai. Ta prasme, greičiausiai tai nėra kažkas labai rimto. Tada jeigu toksai gerėjantis skausmas per ten kokią savaitę išsisprendžia, viskas, pamiršai. Tai natūraliai nuolatos atsiranda tokių dalykų ir pradingsta, jeigu tu
jeigu tu progresuoji sportą ir save pušini. Jeigu toks gerėjantis skausmas per savaitę nesisprendžia ir nesikeičia arba net pradeda vis daugiau reikėti apšilimo, kad jisai pagerėtų, tada reikėtų įsivertinti. Greičiausiai gal nesunku tą spręsti, bet ta problema nedingsta niekur. Tai gal kažkas kineziterapeutas padėtų išspręsti. Ir priešingai, jeigu su krūviu skausmas blogėja ir tu negali padaryti kažkokių judesių ir per savaitę nepraeina, tai tada vienareikšmiškai reikia vertinti ir geriau nelaukti, nes visos problemos jos lengviau išsisprendžia pradžioj, ne tada, kai yra įsisenėję. Ką galvoji apie analgetikus, ar iš vis vartoji, ar stenkis maksimaliai vengti šitų dalykų? Ne, tai kodėl kartais uždegiminiai ypatingai vaistai kartais yra naudingi. Aš niekada neskatinu sportuoti su analgetikais, nes tai yra skausmas vis dėlto yra ne veltui, jis yra pavojaus signalas, kad tu nesusižeistum galutinai kažko, tai jis tave saugo, jis geras dalykas. Tai tiesiog užglušinti skausmą ir toliau tęsti, toliau galvą daužyti sieną nėra pati geriausia mintis. Išskyrus, jeigu mes apie profesionalų sportą kalbam, kai mes orientuoti į rezultatą, tarkim, pasaulio čempionatas, kažką skauda. Tai ar tau svarbiau, išvengti to skausmo ar traumos, ar tau svarbiau rezultatas, jeigu tu ruošeisi kelis metus tam, tai greičiausiai, visi turi būti informuoti, kokia yra rizika, bet dažniausiai sportininkas rinksis žūtbūt, sustartuoti ir pasirodyti geriausiai. Tai bet čia kita tema, bet jei mes kalbam, jei žmogus sportuoja vardant savęs, vardant geros savijautos, vardant dėl sveikatingumo, tai sportas ir analgetikai jie visiškai nesiderina. Ir reikia suprasti, kad jie nesprendžia problemus. Tai dažniausiai prieš uždegiminius vaistus galima panaudoti, kad jei ten kažkoks uždegimas, labai ištino sąnarys, kažkas, tai prieš uždegiminiai vaistai skiriami, kad tą uždegimą išspręsti, bet tada jau kyla klausimus, kodėl jisai visų pirma kilo ir ką su to daryti, kad tai nesikartotų. Tai reikia suprasti, kad mes vaistais, tikrai nežinau tokios situacijos, kur mes vaistais paėmėm ir išsprendėm viską ir toliau viskas pasaulis gražus. Visi žmonės norėtų, kad išgertum vieną tabletę, dingo, susitvarkė ir daugiau nebegrįžo jokie skausmai. Dažnai, jeigu kalbam apie traumas kažkokias, tai tenais dažnai bus, kaip čia reikės daryti kažkokius veiksmus, kad tau nebebūtų tų skausmų. Ar reikės mankštą daryti, pratimus? Būna kartais, ta prasme, tikrai kartais, ypač sporte, kaip sakau, ypač kai tai yra ką tik atsiradusi problema, neseniai, tai pavyksta išspręsti, ateina žmogus, kažką jam padarai, stebuklą kažkokią, tarkim, kažkokią manipulaciją, kažką, aktyvuoji kaip tik raumenis, kažkokį duodi stimulą, į kurį nervų sistema sureaguoja, organizmas jį priima, kažkokios didelės traumos nebuvo ir tai išsprendžia, ir viskas, ir nieko daugiau nereikia daryti, laisvas. Bet dažniausiai tai taip. Daugumą žmonių iš savo kabineto išsiunčiu su kažkokia, užduotim, namų darbu ar kažkuo, kad mes ilgoje perspektyvoje pakeistume kažką, kaip ir sakiau, spręsime labiau priežastį, o ne pasekmę. Bet kartais pavyksta išspręsti priežastį, o taip tiesiog iš išorės, davus kūnui stimulą, visokių yra atvejų. Būna sunkesnių atvejų, kai pas tave žmogus ateina ir tu iš pirmo karto negali suprasti, ką su jo daryti, tada grįžti namo, kažką ten dirbi, svarstai ir tada tik vėliau ateina sprendimas. Kartais taip, kad tu svarstai, kartais tu, matai, kad yra kelios galimybės, kas čia galėtų būti. Ir tu taikai tokį mokslinį principą tada, kad tu bandai kažkokį vieną dalyką. Ir sakai, okei, pabandom daryti taip. Tarkim, kažkai pratimą. Ir susitinkam už kažkokio tai laiko, pažiūrėsim, kaip tavo kūnas reaguoja. Jeigu reaguoja pozityviai, valio, šitas kelias veikia. Jeigu ne, tada pabandykim variantą B. Bet tiesiog, kai kažkas neveikia, tu nebebandai, to paties daryti antrą kartą. Tai tai tikrai pasitaiko, kad
tam ir skiriam iš esmės mes pakartotinį vizitą dažniausiai tam, kad pažiūrėtume, ar tai veikia ar ne. Bet čia aš taip dirbu, nes aš vis tiek naudoju. Dažniausiai aš noriu įtraukti aktyviai pacientą į tos problemos sprendimą, kad jisai suprastų, kad jisai pats darytų kažkokias pastangas, kad jisai keistųsi iš tikrųjų. Bet yra ir kitokių požiūrių, kur žmonės tiesiog bando išgydyti pacientą. Ne? Tai ne viską mes galime išgydyti ir jeigu žmogus deda pastangas pats, mano požiūriu, dažniausiai tai yra efektyviau, tiesiog ilgoje perspektyvoje. O kartais tiesiog yra, žinai, pakartotiniai vizitai, masažas koks, ne, ten 10 masažų, tu vaikštai ir tave kažkas masažuoja ir gydo, bet tu pats tiesiog guli. Tai žiūriai, nesakau, kad blogai, labai gera terapija, brangiai tik kainuoja, nes reikia daug kartų eiti ir dažniausiai tas vis tiek pasikartoja ateityje. Tai, bet fine. Papasakok, kur tave surasti ir kaip pas tai užsiregistruoti. Atsimenu, paskutinį kartą, gal kokį mėnesį priekį nebuvo pas tai vizito, ar pasikeitė situacija? Turiu šitą problemą, kad turiu visai eilę dažniausiai susidariusią. Bet, kaip kada? Sakiau, būna periodų, nerandu stebuklingo būdo, kaip eilę sumažinti. Bet mane galima surasti Facebook'e, Instagram'e. Tomas Linksmuolis. Turiu ir svetainę linksmuolis.pro, kur galima ir užsiregistruoti, ten yra online registracija. Tik Kaune priėmė dabar? Jo, Kaune konsultuoju, turiu savo kabinetą ir užsiregistravus. Apie Vilnių negalvoja? Kokį išvyką daryti kartą į savaitę? Aš toliai į priekį neplanuoju, rytoj dirbu pas jūs klube. Tai smagiai išvyka. Fainai šiaip toksai išvykstamasis banketas gydymo, smagu. Bet nežinau, aš šiaip ganėtinai turiu prabangą laisvai planuoti savo laiką ir planus. Vienas iš mano prioritetų, tai gal kažkada kažkas ir pasikeis, bet šiuo metu tai aš dirbu Kaune. Nėra toli atvažiuoti. Bus galima dažniau organizuoti, kada atvyksti pas mus ir surinkam tavo žmonių. Pasižiūrėsim, kaip rytoj pasiteisins tai. Pažiūrėsim. Ar nepervargsi čia daug žmonių? Ne, tai kad čia nedaug dar. Nedaug? Kiek šių valandų dirbė per dieną? Su žmonėm, su žmonėm tos kontaktinės valandos. Sakykime, tai gal ne valandom, aš dažniausiai priimu per dieną nuo 8 iki maks 12 žmonių. Maks 12 jau taip stengiuosi jau tiek nepriimti, tarp 80 žmonių, o konsultuoja. Rokas kažkaip netaip sakė. Rokas sakė, kad mažiau dirbi. Ne, norėčiau. Optimalus toksai, tai yra 6 žmonės per dieną. Tai šitas žiauriai geras. Bet labiau priklauso kaip skirstai savaitę. Aš dabar atradęs veiksmingiausią savo rutiną, kad aš dirbu pirmadienį, antradienį ir tada ketvirtadienį, penktadienį. 2 dienas aš galiu taip susikaupti ir tikrai gerai atlikti savo darbą, ta prasme išlaikyti dėmesį ten deliverint. 3 dieną taip so, bet jeigu yra ten jau po 3, dar 4, 5, tai jau viskas krenta žemyn. O jeigu aš dirbu 2, kad ir daug, bet tada 3, aš dažniausiai dirbu ten kitus darbus kažkokius labiau, gal su kompu, gal kažką ten kuriu, ten seminarai kokiam ruošiuosi, nes turiu ir tokių veiklų. Bet, tai tiesiog tu nedirbi su žmonėm, tu negauni tos rutinos ir to gal emocinio krūvio. Ir tada tas vienos dienos poilsis man leidžia dar 2 dienas rimtai padirbti, tada savaitgalis ir vėl. Tai šitas šiuo metu gerai veikia. Holistinis požiūris į darbą. Jo. Visur holistinis. Čia tie žodžiai funkcinis, holistinis. Einu savo, geriau jie neegzistuotų mūsų žodyne, nes jau nuo jų negera darosi. Man tas ypač holistinis kažkaip visur, holistinis požiūris į klientą.
Visur jisai. Nu taip, kai daug kažką kartoja, tai praranda prasme, Taip. ne? Čia kaip dažnai sakai, aš tave myliu. Tai, Taip. tai, tipo, tai Turi dar klausimų. Pasibaigė pas mane palatoj. Pasižiūrim. Neskubitam. ne. Ai, tu lieki šiandien nakvot. Aha. Pas Roką? Ai, Rokas irgi Kaune. Rokas irgi Kaune. Paskutinis gal 2 klausimai. Tai ką galėtum parekomenduoti klausytojams, kaip būti sveikesniais, geresniais. Vat vieną dalyką jau gali dabar galėtų pakeisti labai daug žmonių. Ką rekomenduotum, kad pakeistų? Geras. Sustoti ir paklausti savęs, ką man reiktų daryti, kad aš būčiau sveikesnis. Nes visiems atsakymas yra skirtingas ir taip pamastę, tai kiekvienas galėtų pasakyti, ką reikėtų daryti visų pirma, kad būtų sveikesnis ir kurioje vietoje. Nes mes visi turim labai daug žinių ir informacijos ir žinom, ką reikėtų daryti, kad būtume sveikesni. Ir kiekvienas žinom, kur mes prasileidžiam labiausiai, tik dažnai arba ignoruojam, arba nekreipiam dėmesio, arba tiesiog net neįsiklausom į save. Čia vat kaip su to traumatizmu, ne? Aš sakiau, kad prieš daugumą savo traumų aš jaučiau ir buvo ta mintis kažkur, kad šiandien tau nereikia. Taip. Bet dažnai toje rutinoje tiesiog nerandam laiko, neskiriam laiko savo išgirsti. Tai ryte skirti 10 minučių ramiai pabūti su savimi, ar ten pasivaikščioti, ar pamedituoti, ar ten, nežinau, mankštą padaryti ir užduoti savo klausimą, kaip aš šiandien jaučiuosi ir ko man reikėtų, kad jaučiuosi geriau. Labai didelį skirtumą galėtų padaryti, turbūt. Okay. Antras klausimas gal jis bus šiek tiek ilgesnis, tai gal kitam kartu šį pasiliksiu. Nes Gerai. dar šiaip daug ko gal neapkalbėjom. Nu, tai Daug traumų neapkalbėjom. kaupėsi kitų kartų. Taip. Bus kitam. Viskas. Ačiū tau labai. Ačiū labai. Labai fainas požiūris. Ačiū Jums, buvo smagu. Dėkui. Čia kokia čia rutina. Holistinis kauštis. Viskas.